Programos eTwinning atnaujintas darbastalis eTwinning Live suteikia galimybę dalyviams organizuoti bei vykdyti internetinius eTwinning renginius, tame tarpe ir projekto pristatymo bendruomeniai renginius. Tam pasitelkiama vaizdo konferencijų sistema. Norėdami sukurti renginį, spauskime renginiai. Atsidariusiame lange galime peržiūrėti savo sukurtus renginius arba kurti naują. Sukurkime naują renginį. Pirmiausia, parinkime patrauklų renginio pavadinimą bei jį aprašykime. Aprašykime tą kalbą, kuria renginys vyks. Pažymėkime renginio pobūdį, rinkimės tarp vietinio ir internetinio. Daugiau informacijos rasime spustelėję klaustuką. Mes renkamės internetinį renginį. Toliau. Įkelkime nuotrauką vienu iš nurodytų formatų. Pasirinkime kalbą, dalyvių skaičių ir renginio tipą. Jei ketiname pristatyti projektą, rinkimės Presenting my project. Ir toliau. Savo pasirinkimu apibrėžkime, kas gali dalyvauti renginyje. Toliau pasirinkime trukmę ir datą. Pirmiausia, įveskime numatomą datą atsidariusiame kalendoriuje. Tada spustelkime paiešką. Centrinė paramos tarnyba pasiūlys mums ir rezervuos laisvą laiko tarpą, remiantis Briuselio laiku. Skirtumas tarp Vilniaus ir Briuselio 1 valanda. Toliau. Pakvieskime renginio dalyvius. Įrašydami dalį dalyvio vardo sutrumpinsime paiešką. Pakviesti galime tik tuos dalyvius, kuriuos turime savo kontaktuose. Spauskime pakviesti N asmenų. Pasirinkime, tik bendrausime ar naudosimės ir failais. Greičiausiai projekto pristatymui reikės papildomų vaizdinių priemonių, taigi renkamės ir failų archyvą. Peržiūrėkime. Mygtuku ankstesnis žingsnis galime koreguoti informaciją, tuo tarpu pateikę to padaryti jau negalėsime. Savo sukurtą renginį rasime jūsų renginiai. Jeigu aprašą norime ištrinti, spustelim ženklelį dešinėje. Atsidarykime sukurtą renginį. Čia galime pridėti net 5 failus. Tuo tarpu į sukurtą kambarį pateksime likus 24 valandoms iki renginio pradžios. Tuo tarpu, kurdami vietinį renginį, įrašysime tik tai pradžios datą ir pabaigos datą. Pasirinksime kalbą, renginio tipą. Informuokime dalyvius, kaip jie turės užsiregistruoti ar dalyvauti renginyje. Toliau. Atsidariusiame lange pasirinkime renginio vietą, savo įstaigą arba įrašę kitos vietos pavadinimą. Spauskime toliau. Toliau seka tie patys žingsniai, kaip ir pasirinkus internetinį renginį. Dėka eTwinning Live projekto pristatymo bendruomenė renginyje gali dalyvauti visos partnerės šalys vienu metu.